Iš tikrųjų labai džiaugiuosi šio susitikimo patirtimi ir noriu pasidalinti keletą įspūdžių. Taigi, prieš susitikimą aš labai prašiau, vyliausi, meldžiausi ir mokinių prašiau, kad tik tai nereikėtų miegoti sporto salėje. Ir spėkit, ką gavau. Aišku, sporto salė. Ir atėję į sporto salę buvom vieni iš pirmesnių, dar pasisekė, nes gavom tokį kilimėlį, kurį aš dėja kaip visada palikau namuose, nes kiekviena mano kelionė baigėsi tuo, kad aš kažką pamirštu. Ir susipakavom, iškeliavom į miestą, į Lietnanį, kur mūsų laukia pirmoji vakarienė ir pirmosios pamaldos. Buvo beprotiškai šalta, tai mes susigužėm ir bandėm susišildyti. Po to grįžom ir iš tikrųjų pradėjom melstis, meldėmės noveną, kurią mums davė kunigas. Tada reikėtų gal pradėti nuo to, kad aš labai nenorėjau būti animatorė. Kodėl? Todėl, kad visą laiką, kiek tik reikia važiuoti, aš esu animatorė. Sakiau, pabūkit kas nors kitą šį kartą. Niekas nenorėjo būti, tada supratau, kad bendruomenės labui kažkam teks aukoti. Sakau, gerai. Tai va, ir po to, kai jau visi ruošiasi eiti ten miegoti ar kažką, tai man tekdavo dar ir susirinkimus eiti. Bet mano kompanija buvo labai draugiška. Ir manęs palaukdavom, po to mes kartu išgerdavom arbatos ir tada jau eidavom miegoti. Svarbiausias, bene gražiausias dalykas buvo tas, kad jau per šias kalėdas aš sulaukiau pačių gražiausių dovanų. Tai sugrįžo žmonės, kurie gyvena labai toli užsienyje ir jie padovanojo senį šalčiuką. Žaislinis senis šaltis, šokoladinis, nieko ypatingo. Ir vieną dieną, taip mums keliaujam po Prahą, po pamaldeles, po užsiėmimus, aš jį kažkaip išsitraukiau, nes nespėjau pavalgyti, mes buvom paskaito ir tai buvo vos ne vienintelis maistas. Ir kažkaip pasistačiau, galvoju, reikia jį nufotografuoti, kad būtų prisiminimas, jog ir jis ten buvo. Ir čia draugę pritaginsiu Facebook'e, nes kažkaip faina, malonu. Ir taip prasidėjo Seni šalčiuko istorija. Tai Seni šalčiukas mus nuvedė į Vyto katedrą. Ir žiūrim, tokia minia plaukia ir tada suvokiam, kad arba mes keliaujam, arba mes netilpsim į katedrą. Ir aš, ta prasme, normaliai su savo tą lėkštute plastikinę, dar viena grupės narė valgydama, atsistojome eilę, bet eilė tikrai neperdedu, buvo tokio ilgio, kai būna Akropolį per Jamam ir mes ten stovim. Prie manęs prieina mano mokinys, klausia, kaip man čia sekasi, aš dalinuosi įspūdžiais, jisai irgi. Ir ašgi Senį šalčiuką fotografuoju, ne? Labai graži nuotrauka išėjo ir tuo momentu atsidaro visiškai priešingos katedros duris. Ir mes esame kaip ir pirmieji prie jų. Ir prasideda pamaldėlės. Iš tikrųjų, kažkas nepaprasto žodžiais neapsakoma, tiesiog reikia būti ir tai pajausti, nes buvo labai graži, labai stipri bendrystė, kada mes vieni nuo kitų užsidegėme žvakutes, skambant iš tikrųjų vienai mano mėgstamiausių giesmių. Ir tas momentas, kada mes suvokėm, kad mums reikia eiti prie kryžiaus, mes atsistojom, nuėjom, kiekvienas pabuvom tą laiką, kurį mums reikėjo. Ir tie momentai pačioj visoj kelioniai, kada tu nieko neplanavai, bet viskas susidėliojo taip, kaip turėtų būti, tai tarsi laiko ženklų, Evangelijos šviesoj skaitimas, kada tu suvoki, kad tau reikia pasitikėti ir tave veda iš tikrųjų. Daugiau nieko nereikia, nes kelionės metu susipažinau su daugybė tikrai nuostabių žmonių. Patyriau, manau, ir daug labai stiprių dvasinių dalykų, kurių negalima perteikti. Kiekvienas žmogus patiria. Ir kiekvienas įsineša tuos momentus ir ta kelionė jinai vis dar tęsiasi, nes tu kažką dovanoji kitam, kažkas ateina tau pačiam ir per tokių daug labai smulkmenų, galbūt nepastebimų iš karto,
bet iš tikrųjų tai yra didžiulė dovana. Aš manau, linkiu kiekvienam sudalyvauti tokiam susitikime.